dažniausiai žmonės įsivaizduoja, kad yra piloplastika, tai yra tiesiog tas būtent didelis, ilgas pjūvis ir nėra kitų variantų, bet iš tikrųjų yra daug galimybių, yra skirtingų būdų, kaip tą galima padaryti. Didžiausia tas skausmą vis tik tai kelia raumenų tas susiuvimas, nes yra tempimas, yra pirmas kelias savaitės tokia biški susilenkusi pozicija, būdinga, nes išsitiesiant labai tempia ir skauda, tai yra, bet dažniausiai tai yra vis tiek savaitė, yra tas toks didesnis diskomfortas, paskui tą pjūvį iš tikrųjų galima riboti, jį reikia riboti ir jisai neturi būti ten einantis iki šono ar ten nugaros, jisai gali būti pakankamai neilgas. Gydytojau, kai moteris kalba apie pilvo plastiką, labai dažnai bijo vieno dalyko – to didelio plataus rando pačioje. Ar yra kažkoks kitas būdas atlikti pilvo plastiką, kad jo nebūtų? Yra. Šiaip su pilvo plastika, tai iš tikrųjų dažniausiai žmonės įsivaizduoja, kad yra pilvo plastika, tai yra tiesiog tas būtent didelis, ilgas pjūvis ir nėra kitų variantų, bet iš tikrųjų yra daug galimybių, yra skirtingų būdų, kaip tą galima padaryti ir čia turbūt reikėtų iš karto įsivertinti 3 dalykus, kurie šiaip yra atliekami pilvo plastikos metu. Tai pirmas dalykas yra susiuvami raumenys, kai yra raumenų diastazė. Tai kas tai yra raumenų prasiskirimas, kuris dažniausiai, ką mes matom, tai yra dėl nėštumo, bet būna ir ne tik dėl nėštumo. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra perteklinė oda. Ir čia labai svarbus dalykas, ar jinai yra pačioj perteklinė kabo, ar jinai yra virš bambos perteklinė, tai nuo to irgi labai keičiasi tas operacijos pobūdis. Ir trečias dalykas tai yra riebalų perteklius. Tai visi šitie dalykai, jie gali būti kartu, kombinacijai, gali būti atskirai ir nuo to priklauso, kokiu būdu ta piloplastika būtų daroma. Ir kartais to didelio pjūvio, tarkim, net ir nereikia. Kaip pavyzdys, kai tarkim, yra pacientė, turi Cezario randelį nedidelį po buvusios Cezario operacijos. Pas ją, tarkim, yra raumenų prasiskirimas ir jinai, tarkim, jaučia tik tai tą, kad pavalgius tas pilvas pasipučia. Ir, tarkim, gal yra riebalų pertekliaus, o gal jo net nėra. Ir odos perteklinės irgi nėra. Tai tada to didelio rando, aišku, kad nereikia. Mes galim viską pasidaryti per tą Cezario pjūvelį. O jeigu aš turiu ir riebalų kalną, ir perteklinės odos, tuomet yra klasikinė piloplastika. Taip, bet tas vėl daugelį gąsdina tas labai ilgas pjūvis. Ir mes patys matome, turim ir iš užsienio daug pacientų atvažiuojančių, tai tas pjūvis toks kartais atrodo nesibaigiantis, jisai eina iki dubens kaulo ir tada eina dar tolyn ir atrodo, tai kodėl jis taip toli nuėjo. Tai tą pjūvį iš tikrųjų galima riboti, jį reikia riboti ir jisai neturi būti ten einantis iki šono ar ten nugaros. Jisai gali būti pakankamai neilgas. Bet aišku, jisai nebus kaip Cezario pjūvis, jeigu mes turim nutempt odą nuo pat bambos viršaus iki apačios. Bet tą pjūvį galima turėti žemai, tą pjūvį galima turėti gražiai lenktą, netiesų, nes tas yra gana baisus dalykas, kai tas pjūvis yra toks, atrodo, žmogus perpjautas, žinau, kaip cirke būna, kur daro tos vaidinimus. Tai jisai turi gražiai kristi, mes už tai prieš operaciją siekia prašom pacientas truputį pasilenkti ir mes žiūrim, kaip krenta natūraliai raukšlė. Jeigu jūs tą padarysit, jūs matysit, kad niekad tiesiai nebūna, jinai būna visai gražiai lenkta. Tai tas randas, žodžiu, tikslai yra kokie, kad jis yra kiek įmanoma trumpesnis, kiek įmanoma žemiau ir kiek įmanoma turi natūralų gražų lenktumą, nebūtų tiesus. Bet aš įsivaizduoju, kadgi tas pjūvis ilgainiui gyja, randas traukiasi ir tas ryškumas jo labai mažėja. Jeigu iš tikrųjų tas randas, jeigu yra teisingai ta operacija pasiplanuota, nėra labai didelio pertempimo.
Nes viena iš problemų yra, kai labai stipriai pertampimi audiniai yra, tai tas randas, jisai gauna didžiulį tampimą ir jisai plečiasi. Ir tada jisai tampa storas arba deformuotas. Tai žodžiu, jeigu tas yra pamatuota, tai jis iš tikrųjų gyja tokio siūliuko pavydalu ir finale, kaip vat, daug kas yra susidūrę, matė to Cezario pjūvio, tai jisai turi visiškai galimybę sugyti Cezario pjūvio tą tokį plonumą. Tiesiog reikia nepertemti, kad jisai turėtų sąlygas geras gydyti. Ar pilvo plastikos metu yra bamba keičiama, ar bambos vieta yra keičiama? Jeigu tai yra pilna piloplastika, kur mes turim patempt odą ir patempt, kai yra to didelio pjūvio, iš esmės reikia tada, ypatingai, kai perteklius yra virš bambos. Nes kitaip su to tokio mini pilvo plastika, kur tik tie apačia pasitempia, mes to neišspręsim. Tai tokiu atveju taip, bamba yra, visi kalba, kad jinai perkeliama ten ar sukūriama nauja, tai iš tikrųjų yra gal šiek tiek paprasčiau, nes bamba, jinai yra, jos dugnas jis yra ant pilvo sienos, jinai neslankiojantis dalykas, jinai yra fiksuota. Ir kai viskas vyksta, jeigu taip įsivaizduot, mes bambą apipjauname, palikdami tik tai jos dugną. Ir ta oda, kur yra viršui, jinai nusitempia žemyn, kiek jos reikia, ir mes bambai padarome naują langelį. Tai kaip čia dabar pasakyti, ar čia bamba jinai sukūriama iš naujo, ar jinai nutempiama, ar iš esmės jos dugnas lieka ir mes jį tiesiog sukūriam langelį. Ir su bambom čia yra irgi labai labai daug niuansų. Dėl to, kad dažnai tą pilvo plastiką ir darosi pacientas tam, kad galėtų nešiot tą dvigubą maudomuką, kad pilvas gražiai atrodo. Bet dėja realybėje tos bambos, mes vėl labai daug matom, labai negražių bambų yra. Ir su tom bambom yra kažkoks įdomus dalykas. Atrodo, kiekvienas plastikos chirurgas turi tokį savo kažkokį braižą ir vieniem širdelės gražiai atrodo, kitiem rombai, kitiem ovalios, kitiem pailgos, kitiem, ta prasme, toks nesibaigianti variacija. Ir tai čia formos dalykai. Bet yra ne tik formos dalykai, yra pats tos bambos išpildymo dalykai, kai jos mes kartais matom yra super plačios, didelės, yra ir gyvai matom tas pacientas ir matom per Instagramą iš užsienio klinikų, tas yra taip sunkiai suvokiama iš tikrųjų. Ir yra kitas dalykas, tas pats išpildymas galutinis, dėl to, kad bambą techniškai padaryti labai gražiai yra sudėtinga. Tas užtrunka nemažai laiko, nes mes, kai darom bambą, mes paliekame tik tai jos dugną ir mes odą, kuri ateina naujo vietoje, mes įsiuvam jos kraštus į bambos dugną. Ir tas duoda labai natūralias bambas. Tas tikrai vaizdas yra, atrodo, kad niekas yra nedaryta. Čia prieš kelias buvo dienas pacientinį kažką nori vėl darytis, kažką klausia ir rodo pilvą ir aš žiūriu ir nesako, jūs man pilvo operatą prieš 4 metus. Ir ant tiek tą bambą natūraliai, kad nesuprasi, kad ta operacija daryta. Tai čia yra siekiamybė. Tas gal nėra taip paprasta, nėra taip lengva, bet taip turėtų būti. Bet žodžiu, mes dedam labai daug pastangų į tai, mes įsiūnam odą viduje ir mes tą siūlę darom intrakutaninę, taip kaip vokus siūtumėm. Ne dygsniais, kad nebūtų saulutė, ten nebūtų tų dygsniukų, o visiškai ta siūlė paslėpta dugne šešėlyje ir jinai yra be jokių dygsnių. Tai realiai tik taip tu gali ir turėti gražią bambą. O realybėje mes matom, kad paliktas tas labai ilgas traubliukas, tos bambos jos yra išsivertę. Siūlės yra kraštuose padarytos, dygsniais. Tai jinai atrodo tokia kaip saulutė, tokia sudygsniuota. Tai va, tas dalykas žmonės iš tikrųjų ir atbaido ir gąsdina. Ir tada kokia prasmė tą piloplastika daryti, nes to dvigumo maudumukas tokia bamba, vis tiek, nenešios, nes tai tiesiog šviečia blogai. Ir tada
kur bėda, tų pacientų mes, tarkim, matom ateinančių, kur su nelabai gal tom gražiom bambom ir jos sako, gal galima tą pataisyti. Ir dėja ne visai ką galima. Dėl to, kad kai yra, pavyzdžiui, bamba jau labai plati palikta, ją susiaurint labai ribotos galimybės. Mes kartais dedam netirpstančius siūlus viduje, kad laikytų tą žiedą, kad jinai nesiplėstų, bet arba tie dygsniai padaryti platus, tai juos reikia išsipjauti, o tada automatiškai bamba vėl platėja. Tai žodžiu, su bamba reikia iš pat pradžių padaryti gerai. Nes jeigu jinai yra negraži, palikta, ją tvarkyti labai sunku yra. Tai aš taip ir supratau, kad atpažinti pilvo plastiką. Pleže labai aiškiai matosi. Bamba išduoda. Jau ne kartą tai pagalvojau, kad taip. Bamba yra išdavikė. Jo, o bamba gražiai padaryti yra kokios 45 minutės. Tai daug. Ir pakankamai daug. Nes kiek trunka operacija šitą? Ilga irgi. 2,5. Žiūrim pagal pilvą, būna ir 3, kai labai didelis pilvas, bet bambos reikalai labai, labai prailgino operaciją iš tikrųjų. Tai čia tas esminis yra momentas, nes tas pjūvis, tarkim, net jeigu jis yra platus, net jeigu jis yra ilgas, tai jis vis tiek po kelnaitėmis yra sąlyginai žemai, o bambas nepaslėpsi taip paprastai. Tai. O galite six-packą padaryti pilvo plastikos metu? Aš mačiau Instagram'e. Jeigu yra labai kūda pacientė ir jinai turi gerai išreikštus raumenis, tai taip. Jie pasiurbus riebalų, jie persišia. Čia, aišku, dabar pasaulyje labai dažnėja tas dalykas, kad leisti riebalus į raumenis, į tuos pilvelius. O, čia įdomu. Jo, ir tas yra daroma. Yra irgi niuansų. Yra dėl raumenų užspaudimo sindromo, kad juos nes tai gali nuvesti į tam tikras komplikacijas. Tai yra toliau minčių, kaip tas riebalas raumenyje, kaip jisai gyvena, kokia jo prasmė yra, nes kas įdomu, tas riebalas jis išgyvena raumens pilvelyje ir darant echoskopiją matosi kaip intarpai riebalų. Ar tai yra taip normalus dalykas, turėti raumenis su tokiais riebalų intarpais viduje, bet tas kelias kaip ir yra teisingesnis, negu kad daryti tiesiog pilvo odoje išdrožti tokius tą six-packą, nes jisai su metais nusmunka, nuvažiuoja ir labai komiškai atrodo. Mes iš tikrųjų buvo čia gal tokia banga tų tokių feikinių six-packų darimo prieš, nežinau, 5-6 metus. Tai paskui buvo didelė banga tų pacienčių, kurios bandė tą ištrinti. Nes sakė, man six-packas nuvažiavo, sako, kažkaip žemais, dabar atsisėdusis labai komiškai atrodo. Tai link to einama, bet aš manau, kad dar reikėtų šiek tiek daugiau laiko suprasti, kaip tas viskas veikia ir kokias tai turi pasiekmes ateityje. Ar prieš pilvo plastiką reikia turėti tam tikrą KMI? Taip reikia, rekomenduojama, kad jis būtų 30 ir mažiau, kartais tam tikrais atvejais ir 35, bet šiaip žiūrime visumą, žiūrime į paciento būklę, į gretutinės ligas, į visas sisteminės ligas, nes, tarkim, yra gal netgi sveikimo prasme yra saugesnis variantas turėti šiek tiek didesnį svorį, bet sveiką mitybą ir gerą sveikatą paciento, negu kad nubadavusi, numetusi labai daug svorio pacientą, kuris tokiam badavimo režime ir su mažesniu KMI, dėl to, kad tie metantys svorį ir gana dideliais tempais, jų gyjimas yra blogas. Ir tas labai jaučiasi. Šią savaitę operavo vieną pacientą, kuri taip gana greitai metė svorį, tai tiesiog jos audiniai jaučiasi, kad jie yra trapus, tokie gležni, labai jautėsi tas. Aš paskui po operacijos nuėjau sakyti, sakau, jūs turit valgyti labai gerai, sakau, dabar gyjimo etapas ir matau mama, su ja buvo ir jinai, sako, taip, sako, mes metam svorį, tas yra, tai sako, gerai, kad pasakėt, nes to labai reikia. Tai, sakykime, pavojingiau yra mažas KMI, bet tas išsekimas toksai nuo didelio metimo negu pats didesnis KMI.
Ir kartais tas KMI gal nėra tiek probleminis, kai, pavyzdžiui, žmogus iš tikrųjų turi tą didžiąją dalį riebalų ant pilvo. Ir tas pilvo sutvarkymas, jam ir yra esminė bėda. Jisai, tarkim, kojas turi kūdas, visą kitą kūdą, o pilvas yra esminis momentas. Tai reikia labai žiūrėti situaciją iš tikrųjų. Tai. Turbūt po gimdymo geriausia tokią operaciją daryti. Ar nebūtinai, čia žiūrint ir nuo amžiaus, kodėl ta bėda atsitiko su tuo pilvu, nesgi gali diastazės nebūti, bet pilvo plastika atliekama, taip? Taip, aišku, tai retesni faktai. Mačiau irgi nesnai pacientę, kuri neštumo jokio neturėjo, bet jinai turi diastazę apie 2-3 cm. Natūraliai. Tai, bet, kaip gal tai tokia maža diastazė, tai nėra kliniškai juntama ir dėl to turbūt ir nereikia ten tos operacijos tokios. Bet iš tikrųjų didžioji dauguma pacienčių ir yra po neštumo kreipiasi ir dalis kreipiasi ten po 1, po 2 vaiko, tai mes visai klausim, ar dar planuojat ar ne. Ir jeigu planuoja, tai mes tikrai sakom tą daryti po paskutinio vaiko. Dėl to, kad kiekvienas sekantis neštumas, jisai vėl turės šansus vėl raumenų prasiskyrimų ir odos pakabimų ir taip toliau. Tai pilvo plastikų šiaip negerai būtų daryti po kiekvieno neštumo padaryti pilvo plastiką ir paskui vėl po kito vėl daryti. Tai geriausia būtų tą didelės apimties, kur reikia yra to didelio pjūvio apačioje, tai daryti po visų neštumų. Bet yra tarpinių tokių variantų, kai yra, tarkim, 2 neštumai, yra gana didelė diastazė, tas pilvas, jis turi problemų, nes sako, aš ir sportuoti negaliu, man sako, jisai pučiasi, yra dalis bando sportuoti ir prisidaro išvaržų, kas vėl yra rizikinga ir blogai ir jo sako, aš nežinau, gal dar bus vienas, bet gal bus po 5 metų, gal po 7, gal nebus tai, bet sako, man šiandieną nėra gerai. Tai tokių tarpinių kartais mes darom, jeigu mes susiūnam diastazę be odos to pašalinimo, tai ten per tą Cezario tą randelį, tai iš esmės viskas gerai ir netgi tas sekantis neštumas dažnai net nebepraplečia tų raumenų. Jie turėjom ne vieną atvejį, kai sekantis neštumas nebeatsirado diastazė, jie gana tvirtai susisiūna. Tai galima daryti, jeigu reikia. Pakalbėkime apie gijimą. Moteris sako iš patirties, kad sunkus atsigavimas po pilvo plastikos. Teisybė. Tai yra, tarkim, viena iš operacijų, gal turbūt implantai krūtų yra ta, kuri tikrai tą skausmą turi didesnį elementą ir pilvo plastika lygiai taip pat. Kas yra turėję, tarkim, Cezario operaciją, tai lygina su Cezario ir taip įdomiai. Vienas sako, kad Cezario baisesnė yra, kitos sako, kad pilvo plastika baisesnė, bet kažkas yra panašaus. Yra didžiausia tas skausma vis tik tai kelia raumenų tas susiuvimas, nes yra tempimas, yra pirmas kelias savaitės tokia biški susilenkusi pozicija, būdinga, nes išsitiesiant labai tempia ir skauda. Tai yra, bet dažniausiai tai yra vis tiek savaitė, yra tas toks didesnis diskomfortas, paskui tas, sakykime, 3-4 dienos, savaitę maks, bet paskui tas gerėja šiaip. Tai nėra ta operacija, kur čia reikia gulėti ir ten tikrai juda visos pacientės, nereikia gulimo režimo, netgi kai kurios per daug netgi juda. Tai va. Bet skausmų yra, tarkim, tikrai daugiau negu kitos, negu, pavyzdžiui, tik tai būtų siurbimas pilvo. Siurbimas tai mažiau? Taip. Mažiau, jo. O kodėl kitos moteris sako, kad jom būna tinsta pilvo vietų, kaip skysčiai kaupiasi ir net nuleisti skysčius važiuoja? Jo, kai yra ta tokios pilnos apimties pilvo plastika, viduje atsiranda gana didelė ertmė skysčio kaupimuisi. Ir tai nėra labai dažnas dalykas. Ta galima net operacijos metu valdyti tuo, kad čia eina kalba apie limfagyslių tinklą ir jo pasiskirstimą viduje. Tai mes
pastaraisiais metais paliekam tą limfagyslių tinklą, kuris yra žemyn, kur filtruojasi kirkšnies limfmazgius, mes paliekam daugumą tų limfagyslių neliestų, mes specialiai taip nueinam su pjūviu labai paviršiui, kad palikti jas. Ir tas labai padeda, iš tikrųjų. Tai mes dabar tų skysčių kaupimuose, tikrai labai retai turim. Vieną kitą per metus, bet tai būna. Tarkim, paskutinę, kurią turėjom, tai vat vėl, pas ją prieš tai buvo darytas labai agresyvus riebalų siurbimas su veizeriu. Tai čia yra ultragarsinis siurbimas. Yra gana stipriai sudegintos struktūros viduje, tiesiog didžiuliai randai. Aš taip senai nesu matęs tokių didelių randų, tai vat, jei kaupėsi skysčiai, aš po operacijos pas ją atėjau, sakau, labai tikėtina, kad pas jūs, kad tas kaupsis, nes tiesiog labai didelis randėjimas yra ir labai daug audinių, to pažeidimo yra. Tai taip ir yra. Tai mes jau antrą kartą jį nutraukėm. Bet kas padeda toliau sumažinti tą dalyką, tai labai ankstyvi limfodrenažiniai masažai. Ir tas tiesiog jie padeda atrasti natūralų kelią, filtruotis tam skysčiui į limfmazgius. Vidinės siūlės, kurias viduje galima uždėti, kad nebūtų tos ertmės į vidų kauptis. Kompresinė terapija. Ir aišku, paciento judėjimas. Tai judėti reikia, bet tas perteklinis judėjimas, jisai kartais irgi kūrė per daug didelį trintį audinių vieną į kitą ir tada audiniai pradeda daugiau sekretuoti to skysčio kaip apsauginę priemonę. Tai atsimenu vieną pacientę, jinai buvo pas mus po savaitės pasirodyti, viskas gerai, jokio skysčio nėra, nes jau jeigu po savaitės skysčio nėra, tai tikėtina, kad jo nebesikaups. Ir jinai atvažiavo po kokių 4, paskui 5 dienų, kaip sakant, pasipūtęs pilvas, toksai padidėjęs patinės ir sako, kas čia dabar yra. Ir matosi, kad yra skysčio. Tai aš sakau, ką veikėt? Sakau, ką darėt? Ir jinai taip pasako, sako, aš taip kaip ir pradėjau daugiau judėti, sako, ir mes buvo ruduo, sako, mes su anūkės, sako, sodė nugrebėm visus lapus nukritusius. Tai sako, va čia dabar jūsų lapai, sakau, čia yra skysčio pavydu. Tai tas toks labai perteklinis fizinis krūvis, jis irgi nėra gerai. Tai tą reikia irgi taip dozuotai žiūrėti. Bet sprendimas koksai yra, tą skystį reikia nutraukinėti. Jį negalima palikti, nes tai gali nuvesti į papildomas komplikacijas, nes tai yra labai gera mitybinė terpė bakterijom. Ir tas skystis gali infekuotis ir tapti pūlingu. Tai jo palikti negalima, jį reikia nutraukinėti, jeigu matom, kad jo kaupėsi daug, kartais net antibiotikai yra skiriami papildomai. Yra papildomų dar kai kurių būdų, kaip tą skysčių kaupimą mažinti, bet jau čia labai individualiai yra. Ar pilvo plastikos metu laparoskopinis metodas yra įtraukiamas? Jis visai neturi prasmės laparoskopinis dėl to, kad jo esmė yra tą daryti per mažus pjūvelius, kai mes čia turim visą tą prieimą, tai jokios iš to naudos, bet to laparoskopiškai yra problema susiūti tvirtai, dėl to, kad ilgi tie laparoskopiniai instrumentai, jie jėgą turi mažesnę. Palyginus su ką tu gali kontroliuoti. Tai laparoskopinės operacijos su pilvo plastikom čia kaip ir atskiri dalykai, čia nenaudojama žodžiu tas dalykas. O jeigu tik diastazę nori pacientas susisiūti, nereikia atlikti pilvo plastikos, tik tai sutraukti raumenis, ir galbūt ten pasirūpti truputėlį. Irgi nenaudojat laparoskopinę metodą? Jo, mes esam kalbėję kažkurioje laidoje, mes vis tik labiau tikim tuo Cezario dydžio pjūveliu, dėl to, kad tai turi daug labai privalumų. Geresnį raumenų susivimą, mes tada galim jį susiūti ne vienu siūlu kaip laparoskopiniu atveju, bet keliais sluoksniais galim žymiai tvirčiau suartinti tą diastazę ir geriau susiūti, nes po laparoskopinių susivimų mes tikrai matom, ateina pacientas ir sako, man sako kažkaip, kad efekto tas nedavė. Ir jeigu mes pasižiūrim, ta diastazė nebūna pilnai uždaryta. Nereikia bambos atkirsti, tas apsaugo nuo jos
išvirtimo išorę ir to gylio neturėjimo, arba jos neteisingo pritvirtinimo į šoną, ar ten dar kažkur tai. Yra daug pliusų, aš sakyčiau. Plius tie laparoskopiniai pjūviai, kadangi jų reikia ne vieno, tai jie sudaro sumą, jeigu sudėjus, tai Cezario pjūvio randas ir gaunasi. Ir tie pjūviai kartais jie būna dar aukščiau laparoskopiniai. Jie matosi iš maudomukų, kelnaičių. Mes kažkaip va šito dalyko labai nematom prasmės. Ar vyrai pilvoplastikai ryžtasi? Taip, tikrai turim. Įvairių situacijų yra gal tokia didesnė grupė yra po didelių svorio numetimų, kur 30 ir ten 40 kg numeta, tai tas pilvas jisai akivaizdu, kad jisai praradęs labai tonus ir nuvažiavęs žemyn. Ir kas dar įdomu, tie besvyrus irgi numetus didelį kiekį tų kilogramų ir būna ir diastazė raumenų. Nes tas riebalų sluoksnis jis būna ne tik išoriai, bet jisai būna ir viduj taukinės sąskaita, kas duoda labai tą didelį tokį vidinį pilvo tempimą, tas žinomas alaus pilvas vadinamas. Kai jis gal išoriai to riebalo nėra daug, bet pats pilvas labai didelis. Tai ką tai rodo, kad yra daug tų visceralinių riebalų ir tas didelis spaudimas iš vidus, jisai lygiai taip pat kaip neštumas, jisai praplėšia raumenis ir mes turim diastazę ir mes siūnam iš tikrųjų neretai. Tai taip, vyrai lygiai taip pat, tik tai aišku, mažiau jų yra. Pradžioj užsiminėm ir apie mini abdominoplastiką, apie mini pilvoplastiką. Kuo skiriasi nuo pilnos pilvoplastikos? Jo, tai tas, kai mes pradžiai kalbėjom, kur yra tie pilvoplastikos komponentai ir tai raumuo, diastazės buvimas, tada odos perteklius ir dar riebalų kiekis. Tai mini pilvoplastika tinka tada, kai mes neturim odos pertekliaus virš bambos. Nes mini pilvoplastika, jos esmė, kad mes darome mažesnį pjūvį apačioj. Žodžiu, mes nebetempiam tiek daug odos ir mūsų nėra tikslas patempti odą, kuri yra virš bambos, nes ten to perteklius nėra. Tai jums dažniausiai su mini pilvoplastika užtenka 2-3 mažesnio pjūvio, negu yra tas standartinio ilgio. Ir mes per ją galim lygiai taip pat viską pasidaryti, susisiūt raumenis, patempti odą, bet mes, tarkim, patempiam ten, saikingai, tarkim, 9 6 centimetrus. Tai jeigu yra Cezario pjūvis, tai per Cezario pjūvį galim taikyti? Jo, Cezario pjūvis tokiais atvejais galbūt prailgės ten 2 centimetrais. Tai simboliškai. Nedaug, jo. Ir mes lygiai taip pat ir riebalus nusisrubėm tos pačios operacijos metu. Tai kaip ir minėjau, žodžiu, pilvoplastika nėra toksai vienas on-off režimas, kad mes, yra pilvoplastika, tai čia visai, kad tas pats pjūvis, tas pats dalykas, nes tą matau iš tikrųjų labai daug ir būna, tarkim, buvo pacienčių, kurie atėjo pas mus ir mes kaip ir matėm, kad ten turėtų būti daroma, tarkim, arba mini pilvoplastika, arba tik tai per diastazę susiūma per Cezario pjūvį, bet jos kažkur nueina įsioperuoja ir paskui grįžta ir prašo vėl kažkokios pagalbos ir tu žiūri tą pilvą ir taip bandai atsekti dabar, kas buvo. Tu matai, kad padarytas didžiulis pjūvis. Bamba bandyta nutempt, nenutempta, likusi bambų skylutė užsiūta. Tada apačioje likęs irgi dar vienas vertikalus pjūvis ir taip bandai atsekti, kas čia buvo ir tu galų gale supranti, kad tą pilvoplastiką darė, kaip visiems, žodžiu, padarė didelį pjūvį, tada bandė nutempt, tada pamatė, kad nelabai nusitempė, tai tada nutempė tiek, kiek galėjo, bet liko visos pasekmės, liko tie papildomi randai, kurių nieks nebeištrins. Ir ten ta situacija kaip ir, tokia be išeities. Ir buvo viena pacientė ir su ašarom, ką čia dabar daryti, sako, aš nieko neburtininkas, aš nieko negaliu padėti. Nes, tų randų nieks nebepašans. Tai žodžiu, gal, esminė mintis, kad, nereikia visados visiems pjauti tą ilgą pjūvį, tiesiog reikia atsižvelgti tą situaciją, kokia yra ir tiesiog adaptuotis, taikytis ir galų gale reikia patiems pacientams įsitraukti tą dalyką ir suprasti, kokias problemas jos turi, ką nori išspręsti ir suprasti, kaip kiekviena problema sprendžiama. Ir per tai atsiras suvokimas,
kokios joms operacijos reikia, nes mūsų tai nėra tikslas nei įkalbinti, nei kažkaip įtraukti tą dalyką. Esminis tikslas yra, kad žmogus suprastų ir sąmoningai pasirinktų, ir teisingai pasirinktų. Mes, jeigu matom, kad tas pasirinkimas nusiai labai, labai į pievas, tai mes ir jau taip sakom, kad taip jau nereikėtų daryti. Turbūt vienas svarbiausių elementų - riebalų nusiurbimas šioje operacijoje. Taip, šiaip dažnai pacientas klausia, sako, o dabar gal man nereikia tų riebalų siurbt. Ir mes manom truputį kitaip, kad su piloplastika riebalų nusiurbimas jisai praktiškai visada būtinas. Visada yra, net jeigu pacientai yra labai labai kūda, tai yra du momentai, dėl ko to riebalų siurbimo reikia. Pirmas dalykas, tai skiriasi labai riebalų sluoksnis viršutiniai pilvo daly ir apačioj. Tai visai, ką sakom pacientam, jūs pabandykit suimti odą prie bambos ir jinai bus visai kas storesnė ir suimkite žemai, ten, kur tai yra Cezario pjūvio vieta, tarkim, tai yra 6 centimetrai nuo apačios. Ir pamatysit, kad labai didelis skirtumas yra. Ir jeigu mes tą odą nutempinėjom iki apačios, tai gaunasi toks kaip laiptas. Susiveda su storesniu poodžiu oda ir su labai plonu. Ir nenusirpt negalima, nes tada bus tas užkritimas. Gal yra dalis matę, kur ar po piloplastikos, ar, pavyzdžiui, po Cezario pjūvio, iš viršaus atrodo tokio lyg užkritę audiniai. Tai tas dalykas jis bus tikrai, jeigu mes nesimsim priemonių iš karto. Ir kitas dalykas yra, reikia visai ką suprast, kad kai mes susiūnam diastazę, mes iš esmės koncentriškai sustumėm audinius. Ir net jeigu to storio atrodo nėra, mes kai audinius šiek tiek sustumėm į centrą, susistumė ir tas poodinis sluoksnis ir jis atrodo padidėja. Tai to siurbimo reikia ir bent jau... Kalniukas iš karto. Jo, jisai... Tas yra, tarp kitko, vėl gana dažnas dalykas, kai diastazė siūna laparoskopiškai. Tai tokiu atveju riebalai nesiurbiami yra ir pacientas paskui grįžta pas mus, sako, ir jų yra toks tipinis pavadinimas, sako, man po operacijos atsirado duonos kepaliukas. Labai toks, bet tikrai. Jo, toks, ir jis eina taip grinai per centrą, toks grinai, toks gana taiklus pavadinimas. Tai galima jį vėliau nusirpti, viskas ok. Tai kodėl jis atsirado? Atrodo, nebuvo. Dėl to, kad susistumė šiek tiek audiniai ir atsirado tas centrinis toks šiek tiek perteklius. Tai mes manom, kad riebalai visą laiką turėtų būti siurbiami, išskyrus išskirtinius atvejus, kur ten jų nereikia siurbti, tai aišku, kad nesirma. Ir daugumoje atveju tai viena didesnė, faktiškai tokia didžioji net operacijos dalis yra, nes yra tiek šonai siurbiami, tiek viršus siurbiama. Ir labai pastaruoju metu daugėja, kad pacientas klausia, sako, kaip su nugara. Nes mes per konsultacijas kažkaip stengiamės nerodyti pacientam jų ten problemų, pirštais nebadyti ir jeigu atėjo su kažkokia problema, mes tiesiog ją norim spręsti. Bet dalis sako, o kaip su nugara? Ir viena pacientė taip gan linksmai taip į tą pasižiūrėjo, jinai sako, daktarė, sakė, dabar pilvas bus gražus, sako, tai aš kaip, sako, pležė, sakė, aš taip turėsiu ir eiti, sako, atsisukus pilvu į visus, sako, o kaip man nueiti toliau, tai kaip, sako, nugara. Tai kartais tas nugaros klausimas jis irgi pakankamai svarbus ir mes tada startuojam nuo nugaros siurbimo ir tada baigiam piloplastiką su siurbimu. Po šios operacijos yra uždedami pacientai kompresiniai rūbai, visa apranga. Kaip ne visa apranga, tai toks mes vadinam bodžiuku. Tai toksai kaip pilvai ir nugarai. Tokia kaip kompresinis rūbas, jis reikalingas, jis mažina tą tirtinimą bendrą, mažiau mėlynių, mažiau to skysčio kaupimosi, tų seromų vadinamų. Ir jisai nešiojamas iki 8 savaičių. Tai ir visas šitas 8 savaitės negalima sportuoti, eiti darbą, kilnoti vaiko?
Dažniausiai yra savaitė tas toks neįimas į darbą. Mes po savaitės visai pasikviečiam pacientus pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Ir po savaitės neretai grįžtama į darbus. Aišku, skirtingai. Vieni labiau nori grįžti, kiti mažiau. Bet su sportais tikrai, sakom, 2-3 mėnesius tai tikrai nedaryti, nes yra kritinis dalykas, yra tas raumenų susiuvimas. Ir siūlai laiko, bet to sugyjimo tvirto dar nėra. Ir po tų 2-3 mėnesių grįžimas į sportą galimas, bet reikia išvengti pilvo preso pratimų. Ir pilvo presas jisai gali atsirasti tik tai po 6-8 mėnesių. Kodėl taip yra? Dėl to, kad tas jau pilnas sugyjimas yra tik tai po gero pusmečio ir vienas iš siūlų, su kuriuo mes siūnam, jisai gana ilgai tirpstas ir tirpsta link 8 mėnesių. Vienas tirpsta maždaug 1,5-2 mėnesius aukštas, kitas tirpsta žymiai ilgiau. Tai tas užtikrina, kad neatsirastų recidyvų, kad kažkur neįplyštų, neįtrūktų. Nes šitas dalykas jis labai... Aš esu matęs vieną pacientą iš kitos klinikos, kuri praėjus kuriam laikui, jie iššoko gumbą, guzas toksai viršui ir ten tiesiog prasiskyrė raumenis. Ir tą sutvarkyti yra sudėtinga, nes tau reikia vėl visą kelią praeiti aplink bambą nuo pat apačios ir jinai, atsimenu, tokia nevilty jau buvo, jinai sakė, gal, sako, prapjaukim, bet išilgai susiūkim, sako, aš jau sakau, kaip bus, tai bus, bet tai reikia tikrai į tą labai atkreipdėmėsi. Kada jau galim vertinti rezultatą ir pasidžiaugti to gražiu pilvu? Pusmetis yra tas laikas, kai mes jau turim gana gerą sugyjimą, tas randų jau išblukimas yra, kai siurbto zonos jau nebeturi jokių kietumų, viskas taip yra sugyję, tai būna ir po 4 mėnesių, būna ir po 2 mėnesių tas pilvas labai gražiai atrodo, bet taip sakom, 6 mėnesiai yra tas laikas. Kartuot galima? Galima. Ir būna taip. Tikrai atsitinka, kad po piloplastikos atsiranda dar vienas vaikas. Ir tada labai tos situacijos skirtingos. Būna, kad raumenis atlaiko, pavyzdžiui, jų siūt nereikia. Būna, kad tiesiog reikia randą persiūt, nes jisai būna išsiplėtęs. Tai kartuot galima, tik tai, kaip ir minėjau, būtų geriausia, kad to jau po piloplastikos tų nėštumų nebūtų.